Trakų Tony Resort vyriausiasis treneris Erikas Kučiauskas. Na, Erikai, po itin atkaklios ir gražios kovos pralaimėjote A lygos finale. Kaip įvertintumėte rungtynes, kokios pralaimėjimo priežastys? Viena komanda, sakykim, žaidė galbūt tokį protingesnį krepšinį, nes daug labai pavardžių patyrusių žaidėjų. Labai gerai išmėtė tos kamuoliukus, sužaidė per tam tikrus žmonės. Ko mes pasiekoje daug net kovojam kamuoliuką savo krepšių, per pirmą pusę kovoja apie 18 kamuolių. Tai va čia viena iš priežasčių ir plus, kai mes griebėme šiaudą, kaip sakant, ketvirto kėlinio gale pradėjome naudoti nuo pusės aikštės spaudimą, tas mums biškį pagelbėjo, nes galbūt perėmėm iniciatyvą. Nuo 11 taškų sugebėjom sumažinti iki 2, bet lemiamų momentų vėl, sakykim, klaidos puolime. 2 kartus buvom išėję vienas prieš vieną, prieš krepšį ir 2 kartus tos atakos baigėsi 0, nes vieną prametėm iš pakrepšio, kita ataka baigėsi 2-0 baudomis. Sakykime, o šiaip tai savo komandos vyrus noriu tikrai pagirti už gerą sezoną. Kovojo, įdėjo labai daug pastangų, kad papulti į šitą finalą. Kita vertus, apgailestauju, kad pas mus nežaidė Domantas Pipiras, mūsų pagrindinis centras. Sakykime, tai mes turėjome versti su tokiu pusiau centru, jisai startų žaidžia 4-5. Sakykime, jam iškai galbūt šiuo metu mažiau patyrimo turi. Bet Fūras kaip galėjo, taip sulošė ir sakau, nei vieną dėl pralošimo nekaltinu, tiesiog sportas yra toks, kaip šiandien laimės stipresnė komanda. Ar sezoną vertinate gerai? Kokį balą savo parašytumėte savo komandai? Jeigu, sakykime, būtumėm laimėję pirmą vietą, rašyčiau 5 balę sistemą 5, o dabar manau, kad mes turim gerą ketvirtą. Taip pat pralošėm, regionuose dalyvavom, regionaliniai lygai, pralošėm finalus. Čia pralošėm, tai, sakykime, geras ketvirtas, nes dar kai ką neišpildom ir, sakykime, rungtynių gale pametom kontrolę, drausmės, ką susitarėm per minutinę pertraukėlę padaryti. Ne visada išeina arba ne visada išpildom taip, kaip buvom kaip komanda sumanė. Ir jeigu šitą aspektą pataisytumėm matyti, tai aš manau, čia galėtumėm kuo toliau nueiti tikrai tiek miesto pirmenybėse, žaisti finale vėl ir tiek savo lygose Lietuvos. Na, o kalbant apie kitą sezoną, kokie komandos planai? Čia dabar negaliu pasakyti, nes čia reikia šnekėti su komandos vadovu. Šiaip nesusėsim po sezono, bus uždarimas, apsidėliosim visus reikalus, kai kas čia bus, kas liks, kas neliks, kur dalyvausim, čia viskas nuspręsim, apsisėdę, apsitarę ir tada bus aišku, bet čia biškai bus vėliau. Na, o dabar vienu sakiniu trumpą palinkėjimą saviškiam ir varžovam buvusiem. Varžovam gerų pergalių savo lygose, kurie žaidžia nacionalinėje lygoje. O savo komandai galiu palinkėti, kad nenuleist rankų, nes visi pralaimėjimai veda tai yra kelias į pergalę. Ir reiškia, jeigu mes kažką šitam finale nedadarėm, tai galbūt ateityje mes turėtume padaryti. Ir sėkmė ateina tada, kai po sunkių pralaimėjimų tu surandi jėgų save ir ateina tos pergalės. Tai linkėčiau, kad vyrai, sakykime, nepalūžtų, nors antra vieta čia irgi yra aukšta vieta, bet nepalūžtų tai, kad emociškai, ne psichologiškai, bet tikrai emociškai jie biškai tokie prislėgti, nes tikėjimas geresnio rezultato, bet yra kaip yra. Tai kad tikiu, kad laikinai, sakykime, po valandos jau atgaus savo, sakykime, normalią būseną ir švęs tą antrą vietą.